Tor Poznan. Natūrali ekosistema civikėliui. Pasitreniravome jau, kaip darosi jau šiek tiek normalu, aš po treniruočių visą laiką pradedu kažką filmuoti. Treniruotės 8:30 buvo, tai neturėjau laiko prieš tai. Vakar visą dieną važiavom irgi, nieko įdomaus, 800 km nuo Vilniaus, apie 10-11 valandų važiavom ir dabar mes jau čia. Tai kaip ir minėjau, treniruotės, viskas kaip ir okei. Lenkai yra labai, ne tai kad nedraugiški, bet jie žino, kur yra mano vieta, kad aš nieko nežinau. Ir su tais BMW IS-kapais savo 318 labai rūkščiai važiuoja. O per antrą treniruočių sesiją atradau tokį šiokį tempą, 1.49 važiuoju, klasiai lyderių tapt gal ten reiktų 1.47, senas padangos, nauja trasa, kažkas tokio, čia gal viskas į tai įeina. Tai treniravausi su šitom padangom, stengiamės mes jas dašildyti iki, sakykime, lenktyninio tempo, nes ten guli naujos padangos. Ir naujom padangom reikia sužinoti slėgį, kokios jos turi būti ant šalta. Tai dabar galima sakyti, šaldom šitas iki kambario temperatūros, kad galėtumėm tom padangom nustatyti slėgį, nes jis būna paprastai labai žemas išvažiuoti, koks 1,4 baro išvažiuoti iš pitų. Tai čia dažnai kas klausia, kaip nusistatyti slėgius, tai va, su 2 setais. O su mašina nieko daugiau neįvyko, apart Code 5 reguliuojamo spoilerio kampo. Tai jis buvo labai užverstas, tai aš manau, kad jis sukėlė daugiau pasipriešinimą nei kad kažkokio downforce'ą. Tai dabar gal kažkiek downforce'us teikia. Ir atsišviežinom šiek tiek, guolius pasikeitėm, pusašius atsirestauravom ir stengiamės šitą sezoną užbaigti su tokiu, galima sakyti, komplektacija automobilio, o upgrade'ai lauks žiemą. Tai bendrai, kaip ir minėjau, dabar laukiam kvalifikacijos. Negaliu atspėti, kur aš galiu būti gridė, nes dalis mano konkurentų, pavyzdžiui, neturėjo treniruočių. Aš nežinau nei koks čia geras laikas, nežinau nei ką jie važiuoja, tiesiog žinau, kad reikia važiuoti. Ir šiandien taip ir pasibaigs. Šiandien mes tik valą suvažiuojam, o visos lenktynės šeštadienį ir sekmadienį. Tai dabar einam į briefingą, gal kažką naujo pasakys, gal ne. Reikia sužinoti, kur visi track limitsai ir manau, kad susitiksim kvalifikacijai. Ėjom į briefą ir daro profilaktiką Renukui. Čia BTC 2 dalyvis su Clio Cup. Modestai, galima komentarą labai greitą? Komentarą, tai koks komentaras, išvažiuoji pusę rato, iš outlapą išvažiuoji ir nutinka Motorsport Live. O čia išlindo kažkas?
149 ratų, bet pasvėrė ir 1141. Aš galiu mažiausiai būti 1140. 1 kilogramas. Pakoriau savo drabužius ir mes esam 6 iš 8. Bendrai iki 4 vietos būtų įmanoma labai lengvai dasikapstyti, nes skiria tik 40-osios. Kaip ir įmanoma tai padaryti, nes tikrai vairuoju neoptimaliai. Bet 2 arba kaip nuo Vatnarbuto 3 sekundžių be kažkokio tai kardinalaus pasikeitimo mašinoje arba manyje tikrai nebus. Tai bendrai esu 6 klasiai, 12 ant grido, startuos 24 mašinos, bus stovintis startas, kurio aš bijau, dėl to, kad aš nenoriu krešinti kokį gal nestartavusi arba užgisusi automobilį. Bet, Lenkijoje tai vyksta. Įsukau iš viso 5 ar 6 vienodus 149 ratus, tai reiškia stabiliai galiu tą laiką įsukti, bet kažką geriau labai pasistengti reikia. Tai va, realiai iki rytojaus mes jau mašiną kaip ir paruošėm, dalyvą sutikrinom ir ruošiamės rytojui reisui. Rytoj turėsim 1 iš jų, sekmanį dar 2. Aha. Sugedo. Ankstyvas šeštadienio rytas Poznanėje. Mums šiandien laukia 1 reisas. Važiuoja klasės čempionato lyderis Simolin. Bet bendrai jo, šiandien turim 1 lenktynės, nieko daugiau nenuveiksim. Ir gaila neturiu pedalkiamo, nesimato normaliai, bet šiek tiek matosi per onboardo kamerą. Stabdžiai, kai labiau dėvisi, kerbai leidžia kaladėm atšokti ir sustumti atgal cilindriuką ir mano stabdžių pedalas vėl lieka labai minkštas. Tai aš dažniausiai per patį reisą ir kvalą ir belė kada važiuojant su kairę koją prieš kiekvieną koją posūkį vos neperspiriu stabdžio pedalą, kad būtų tas slėgis. Tai tas dažniausiai, jeigu pamirštų padaryti, tai labai gali sugadinti, pavyzdžiui, kovos įkarštyje, gali sugadinti man kažkokią kovą, tai galite atkreipti dėmesį į tai.
Race is fun, kaip mūsų jau tapo tokia frazė šitą sezoną. 3 vieta kažkaip. Ne kažkaip, o Kebliui, kaip suprantu, ištirpo variklis. Narbutui S2000 ištirpo variklis. O gale reiso Petukauskui atlyvai, tai yra kuro nepakankamumas, jeigu taip lietuviškai. Ir tiesiog mašina neakseleravo prieš tiesią. Bet pradėkim nuo pradžių. Tai reiso pradžia, antro bėgio nejungiau. Ir Saičento tas už manęs, ar ten kas ten per daiktas? Antro Saičento. Einu, šikoks jis greitas. Labai geras tempas už manęs važiavusio Maksimo Avdenkovo. Labai, tokia psichologija jungiasi. Iš galo matai, kad vejasi. Tai stengiasi varyti kuo įmanoma greičiau, kad pasidaryt tarpą ir darai klaidas. O kitas dalykas, Tadas iš priekio su geltonu 8-tuku Civicu. Irgi bandai sekti trajektorijas, kartais jos neteisingos, padarai klaidų, Maksas iš galo priartėja ir mes visi krūvoj važiavom visą reisą. Tai išvados realiai tokios, aš labai daug overdrivinau mašiną, dariau labai daug nesąmonių, nesustojau pakankamai. Buvo tas stabdžių bėda, nes jau kaladžių liko tiek, tai aš manau varysim pas Freitech ir pasimsim naujas dėl viso ko, nes finišavus 3 vietoj yra 3 reisai iš to etapo pergaliai. Bet jeigu įmanoma 3 vietą laimėti. Taip, kaladėlės. Jų nėra itin daug ir jos biški dėvisi tai kampu. Tai kai žiūri į tą viršutinę pusę, jų iš vis nėra daug. Bendrai dabar dedam stabdžių aušinimą, čia tokio Porsche stiliaus iš Honda Developments, kaip aš mėgstu jų produktus kartais pirkti. O mes atvarėm kaladukių, nes nusprendėm, kad jau vienam reisui užteks, bet mėm dar yra 2 reisai. Ir pirmą kartą šitą sezoną, sakau, man įsijungia tas competitive spirit, tai ačiū labai Freitechui. Ir mes važiuojam toliau daryti dalykus, nes sugalvojam dar visokių pridaryti. Va, naujų kaladukų daug daugiau yra. Man kaip ir apsitarnautą mašiną reikėjo, tai dar ir žvakių yra. Pasikeisim žvakės, čia viską padarysim. Vietoj, nes taip vyksta lenktynės. Vienas valytuvas panaikintas, aerosenė. Visi tarpai užklijuoti aerosenė. Ir kitoj pusėj. Čia rodiklė, kad čia tikrai yra tauhukas. Ką čia dar padarėm? Nieko daugiau nepadarėm. Stabdžiai pritrinti nauji. Kuro dasipilsim, priekis galas sukeistas. Dar vienas bairis toks. Antrą bėgį jungiant, biški trindavosi į šitą esančią panelę. Tai mes ją išėmėm, nes antrą bėgį reikia pataikyti, kad laimėt. Tai va, esam pasiruošę rytojaus reisam 2, bus 8:3, jeigu neatsikelsiu, ne mano bėdas. Trečia diena. Reis 2 tuoj bus. Tai keliamės į ten.
Race 2, 4 vieta. Viskas kaip ir okei. Sutrumpino mūsų lenktynių laiką nuo 15 iki 10 minučių, nes Tadui vėl, man atrodo, skilo įsiurbimo kolektorius, leido aušinimo skystį į cilindrus ir jisai tiesiog buvo išstumtas iš starto. Kad tvarkaraštį palaikytume, biškį sutrumpino reisą, tai šie tik 6 ratai, bet vis tiek 4 vieta. Pagal visą matematiką aš labai nenoriu prisišnekėti, bet 4 vieta mums dabar reiškia, kad man reikia realiai finišuoti kitą lenktynę ir mes galim paimti 3 vietą šitam etape. Kas būtų labai nuostabu, bet aš labai nenoriu prisišnekėti, nes aš labai mėgstu tai daryti. Čia, ką? Važiuojam, apdovanojimą gauti. Kuda? Kur? Važiuojam, sakau. Pizdu. Lenkijoje dalykai vyksta kitaip. Jie apsidovanoja už kiekvienas lenktynės. Tai bendro, aš nežinau, apdovanojimo ar bus, bet vat už pirmą reisą 3 vieta. Tai va, nežinau, ką aš nekėjau prieš tai. Laukiam 3 reiso ir viskas. Ir pabaigsim šitą baco sezoną labai labai sėkmingai.
motherfucking P2. Viskas gavosi, tiesiog pradžioj Maksimas Avdienkovas už manęs pakliuvo į incidentą, kur pasidarė labai didelis tarpas tarp mūsų ir reikėjo tiesiog 25 minutės realiai ramiai važiuoti panašių peisų. Ką ir dariau, aš kažkaip ir susilėtinau tą peisą, nes mačiau, kad nieks nesikesina ir nėra ko pult, bet staiga atsirado Kairo Kalas, tai jam sakė variklius perkaitinėje ir lenktynių ten į antrą dalį sugebėjau apsilenkti ir antra vieta reise. Ir čia vėlgi, apdovanos iškart. Tai įdomu, labai patiko ir sezonas over. Tai mes į Vykėlį pasikrovėm, gavom vieną papildomą taurę, kurią tingiu ištraukti, tai viso, davai. Ten policija.